Taigi, tikiuosi, kad šitam nesibaigs kaip kokosui, nepradės duotis per subinę, nes aš jį visiškai sunešiosiu. Tai iš kur man atsirado jisai akiratį? Tai aš pamačiau jį TikToke, kaip ir turbūt daugelis iš jų, ir pamačiau, kad Edgaras visiškai nieko nesupranta ir šneka beleką. Atrodo, kad jis pažiūri mano vaizdo įrašą, dar net ne lietuvių kalba ir bando jum pertikti, ką suprato. Kodėl aš taip sakau, mes to viską išsiaiškinsim. Tai pirmas dalykas, kuris man užstrigo, kai dariau šitą lengvą researchą, tai kad jisai labai daug kur dabar skelbės, kad aš pradėjau viską 2017 metais. 2017 metais, kai aš pradėjau su kripto žaisti. Bet jeigu pažiūrėtumėm jo pirmus vaizdo įrašus, jisai savo, kad pradėjo viską 2015. Pasidalinti tokią metodiką, kurią taikau nuo 2015 metų ir... Tai kaip suprasti, nežinau, 2 metai čia, 2 metai ten, yra nėra, kaip sakoma. Sekantis dalykas, kas užkliuvo, tai kad jisai sako, kad mokykla yra nereikalinga ir pažiūrėkit, kaip jisai šneka. Ir vieno dalyko nesuprantu. Kai vedat vaikus į mokyklą, inauguruoja juos į sistemą, mokytojai moko to, kas nėra reikalinga visiškai. Tokiam žmogui mokykla ne tai, kad reikalinga, jinai yra privaloma. Ir tai yra geras pavyzdys, kas būna, kai tu nesistengi mokyklai. Mokykla yra side questas, kurį gali laikui bėgant pradėti skipinti. Bet jeigu tu jį skipinsi, bus sunku main story ir mūsų main characteris šitoje istorijoje, atrodo ganėtinai silpnai. Reikėtų jį pabuffinti. Bet einame prie to, kas man labiausiai sukėlė pyktį. Tai jisai pradėjo skelbtis, kad jisai parašė apie rinkas knygą, prie kurios praleido 150 valandų ir ją pardavinėjo už 99 eurus. Šitos knygos praleidau 150 valandų. Ačiū Dievui, šitą knygą yra šiai dienai nemokama, aš ją atsisinčiau ir tik atsidaręs aš iš karto pamačiau, kad jinai yra sugeneruota su ChatGPT. Netikit manim, įkėliau į ChatGPT, aš paklausiau, jisai man pasakė lygiai tą patį. Aš daug ir nesitikėjau iš žmogaus, kuris, matot patys kaip šneka, kaip dėlioja mintis, bet galvoju, tiek to imsiu, pamiršiu, užsimerkiu. Kas atsitinka, įvyksta pats didžiausias krešas rinkose. Aš nepatyriau jokių nuostolių. Ką jisai pradeda sakyti žmonėm, kad jeigu jūs būtumėte darę taip, kaip aš jums sakiau, $1 aš tai nepatyriau jokio minuso, jūs irgi būtumėte nepatyrę jokio minuso. Tie labiausiai nukentėjo, tie, kurie DCA spotė, jokių problemų. Ir kas man užkliuvo, kaip galima nepatirti minuso, kai visi patyrė minusą. Aš sukūriau mažą tokį trumpą vaizdo įrašą ir aš tiesiog argumentuotai paaiškinau, kodėl tai yra visiškai neįmanoma. Ir jisai labai apsidžiaugė, jisai pradėjo girtis. Daryk toliau apie mane, kaip jisai sako, ne videakus, o filmukus. Ir tu už mane jau kuri filmukus ir pareklamuoji ir visą kitą. Tai esi kaip tas mažas šuniukas. Seniai, filmukus. Čia net ne filmukas, čia tikras filmas. Toliau daryk apie mane tos filmukus, daryk man tą klautą visą kitą. Jeigu nori, galim ir susiskambinti, čia taip ir taip, jokių problemų. Aš iš karto pasinaudoju progą ir jam pakomentuoju, kad kada darom live streamą. Jisai man į mano komentarą, kada darom live streamą, atrašo bus. Tai susisiek. Dabar tik loji, negavau jokios žinutės ir tam dar vaizdo įrašę pradeda šnekėti apie jaitų dydį, atsiminkit, jaitų dydis čia bus labai svarbu. Kas čia yra loja, kad aš mažiukas šuo, kad aš čia toks ir toks, bet seniai. Aš tau ką tik parašiau, kada darom live streamą ir tu man atrašai, negavau jokios žinutės. Wow. Nu jo, mokykla nėra svarbu, teisingai. Kas atsitinka, tai aš nepasiduodu, aš jam parašau ir Instagramą, ir pakomentuoju jo po kitais vaizdo įrašais ir net sukuriu dar papildomą vaizdo įrašą, kuriam aš pasakau, kad padarom tą live streamą ir tiesiog žmonėm parodysim abudu, ir aš parodau tam vaizdo įrašą, taip pat kaip ir nemokamai grupiai, kaip mes darom dollar cost average, visus savo pirkimus, nes kiekvienoje programėlėje, nesvarbu ką tu naudotum, rodo kiekvieną tavo pirkimą ir parodytumėm žmonėm. Kaip ir minėjau, mes viską susiunčiam į nemokamą grupę, linkas yra bio. Ir pridedu, kad atsidarysime būtent tą dieną, kada įvyko pats didžiausias krešas ir parodysi, kaip tu nepatyrei minuso, o kaip aš patyriau minuso. Aš padariau minus 14 000 spot ir mes ir įkeliam viską į nemokamą grupę. Ir kodėl aš šitus 2 faktorius pasakiau, nes tai yra, labai paprasti faktoriai. Jeigu tu investuoji ir žmonėms siūlai investuoti, tai tau nėra problemos parodyti. Kodėl? Nes tu taip pat darai. Aš nesakiau, kad kažkokią pinigų sumą, kad tu po 1, po 2 eurus darytum, tu vis tiek kažką darytum. Ir iš tokio žmogaus kaip tu, kuris vos sumesga sakinį, aš bent tiek tikrai tikėjausi. Nes kaip tu gali žmonėms siūlyti, rekomenduoti į kažką investuoti, bet pats to nedaryti? Ir čia prasideda įdomiausia dalis. Kodėl įdomiausia? Nes iš no problem skambutis pavirsta į very big problem skambutį. Kodėl? Nes mūsų herojus, mūsų čiurlionis, jisai supranta, kad aš ką tik prisibazarinau. Aš negalėsiu nei vieną iš tų dalykų padaryti ir dabar reikia kažkaip gelbėtis. Jisai įkelia vaizdo įrašą. Ir ką jisai pasako, kad aš jam vis dar neparašiau, kad su juo nesusisiekiau, kad aš jam turiu paskambinti, kad jisai jokio live streamo nedarys, čia yra tiesiog šou, nors prieš tai labai gyreisi, kaip tau smagu, kad aš apie tave filmukus tuos darau, kad tau patinka tas dėmesys. Dabar staiga tau jau viso šito nereikia ir jis dar pabrėžia, kad aš neturėčiau net tiek pinigų, kad jį pakviesti. Nežinau, kodėl mes šnekam apie pinigus, kai aš prašau
parašau labai paprastų elementarių dalykų, kas, na, yra tiesiog paprasta, net nežinau kaip pertikti idėją, tai yra tiesiog privaloma, nes aš nesu matęs nei vieno pirkimo, kurį tu būtum parodęs žmonėms. Ir, kaip matote, jis pradeda trinti mano komentarus, matote, kad va, prieš atsidarant vaizdo įrašą parodyti, kad kem komentarų, likę 10-15 komentarų. Vien tik tai geri komentarai, man jisai taip ir toliau neatrašė. Ir ką mes sugalvojom padaryti su komanda, tai jam parašyti iš netikros paskyros. Ir jis per sekundę ėmė ir atrašė. Tiesiog padėjau, momentaliai. Atrašė. Kad taip galima įsigyti tą narystę, viskas taip ir taip, kaina yra 1500 eurų. 1500 eurų. Kaina yra 1500 eurų, nelimituota. Už ką tai aš net neįsivaizduoju. Jisai pradeda šnekėti, kad jisai pagrindė treidina ten meme coins, kai tu įsigyji narystę ir tau duoda meme coins. Ir mano specifikacija ieškoti yra naujų projektų, ankstyvųjų projektų, Dexe arba meme monetų, labiau gal net su memais. Nors visas jo TikTokas, visi jo video yra apie dollar cost average ir kaip jis tai perka tik tai 3 valiutas ir nepatiria jokio minuso. Naujas monetas tai neinvestuoju. Tai lygiai tos pačios yra likusias DAO, XDC, Ethereum. Iš kur atsiranda tie meme coinsai, aš neįsivaizduoju. Kas dar juokingiau, kad jisai pabrėžia vieną labai elementarų dalyką. Jisai pasako, kad pas mane įvairiai būna. Žmonės būna pusę metų minuse, kiti ateina po 2 savaičių jau plius. Turiu omeny, kad pas mus bendruomenė yra ir kas uždirba pinigus, ir yra kas pusę metų jau sėdi ir vis tiek neuždirba. Visi gaunam tą pačią informaciją, bet arba per vėlai nuperka, arba per anksti parsiduoda. Čia nėra vienos sistemos. Yra gairės ir nepritaikysi vienos sistemos, nes žmonių pačių sprendimai, nuo jų pačių sprendimų priklauso, ar jie pelningi yra ar nepelningi. Tai bet sakau, vis tiek nėra garantijos. Yra kas, žinai, ateina ir 2-3 savaitę uždirba pinigus, yra kas pusę metų būna ir neuždirba pinigų vis dar, žinai. Tai tą turi žinoti. Kaip išeina visas šitas dalykas, kaip aš bent supratau, kad long terme tu esi minuse. Todėl tu ir negali parodyti jokių pirkimų, jokių pardavimų, nes tu esi minuse arba pats tu supratai, kad tau to net nebereikia daryti. Aš net nemanau, kad kažkas perka tas tavo narystę. Tai kaip gali žmogus, būtent toksai žmogus, kuris net nežino, kada jis pradėjo investuoti, šneka apie vieną, pardavinėja kitą ir siūlo pirkti visai meme coins, kurie nieko bendro neturi, nepatiria minuso per didžiausią krešą. Kaip toks žmogus gali būti apskritai vadinamas kažkokiu, nežinau, analitiku, investuotoju ar dar kažkuo? Negali. Tai yra visiškai neįmanomas dalykas. Kas liūdniausia yra, kad aš manau, kad tikrai yra žmonių, kurie nuoširdžiai galvoja, kad jisai supranta, ką jisai daro. Bet kaip aš paaiškinau jums TikToke, kaip paaiškinau aš jums čia, jisai visiškai nieko nesupranta. Jisai paima, pažiūri mano vaizdo įrašą, atrodo bando jį atkartoti, sako vieną, pardavinėja visiškai kitą, knygą padaro su ChatGPT, sako pradėjo 2017, 2015, na, nežinau, eilinis scameris. Taigi žmonės, neapsigaukite, nemokamos grupės linkas yra bio, čia yra QR kodas, prisijungkite prie geriausių, o ne prie pigiausių. Let's fucking go.